Sveiki kolektyvas. Senokai besimatėm. Jau šeimynai sakiau, kad važiuokim, nes mūsų sekėjai laukia. Reikia traukti kur nors į kelionę. Tai mes atvykom į Vroclavą. Mūsų pirmas sustojimas Vroclavas. Važiuosim su dviračiais truputėlį apžiūrėti miestą. Kas ten gero. Šį kartą leidomės į kelionę tryse, be sūnaus. Jis užprotestavo, sakė pasilieku su seneliais. Tai mes išvažiavom tryse. Važiavom iki miesto. Truputėlį to pačiu pasivaikščiosim, ne tik pasivažinėsim. Ieškosim nykštukų. Ieškojom šilumos. Važiavom, bet šiandieną dar jos neradom. Žieminiais triukiais pats tas, nes nemažas vėjas iš tikrųjų. Tai su dviračiais važiuot labai gerai. Žmonių pilnas miestas. Kai čia buvo atvažiavęs spalio mėnesį, važiavau į Oktoberfestą vienas. Tačiau toks buvo darganas oras, drėgna. Bet ir tada man buvo labai čia gražu. Pasivažinėjom, pasižiūrėjom, o dabar traukiam atgal prie kemperio ir judėsim link Vokietijos. Prieš tai sustodami parduotuvėje nusipirkti, ko mums trūksta. Miestas Vroclavas yra gražus, rekomendacija čia atvažiuoti. Galima pėsčiomis, galima su dviračiu. Tikrai faina. Smagu. Su dviračiais Barbarytis sakė, arba su paspirtuku, oi čia gerai, nereikia tiek daug vaikščiot. Smagu, kad čia yra padaryta dviračių toks takas, esi pilnateisis eismo dalyvis. Aišku, čia su tuo saugumu gal mums neįprasta labai atrodo važiuoti vidury gatvės, bet nesiblaškai tai šaligatviais. Nors ir ten yra dviračių takas. Ir čia.
Vykome ir parvykome į savo kemperio vietelę. O jinai yra jau patikrinta mano ankstesnėse kelionėse Decathlon aikštelė. Žmogus dirba, vėl daram, kur įsipilt vandens. Tai va taip pat, nors kažkiek. Tai kai vandens pilimo ypatumai keliaujant po žiemos. Va šitoks va variantas. Vis geriau negu nieko, ne? Į kažkokią mall ne parduotuvę, kažkokią degalinę lygtais. Degalinę. Ir dabar užsipilsim vandens ir judėsim link pilies kažkokios. Tai aš nežinau, kurios pilies. Tai žodžiu. Paskutinis tėčio pilimas. Paskutinis. Šaunuolis tėtis. Pylė va. Atvykome nuo Vroclavo link Książ ar Kšež pilies, kuri čia yra, sako, labai įspūdinga. Tai aplankysim ją rytoj. Na, o šį vakarą atvykus čia į tą miestelį, pasirodo, neturim vandens. Viską išsipylėm, viską servizą pasidarėm, bet neužsipylėm vandens. Nu, niekur nėra. Ten, kur vieną vietą buvom numatę, kad užsipilsim, neveikia automatas, viskas išjungta dar iš po žiemos. Tai užsukom į vieną degalinę, kalbinau mergaitę. Sako, kiek reikia tau to vandens, yra plovykloje, šlangą eik ir užsipils. Nu tai va, tai būsim bet kokiu atveju nusiprausia. Na, o šią naktis mūsų bus kažkur tai prekybcentrio aikštelėje. Žiūrėsim, kaip čia mums pavyks išsimiegoti. Viskas temsta, šviesos užgesta, tai kažin ar čia nebus visiškos tamsos nebus. Pasižiūrėsim, kad nereiktų kur nors važiuoti kitur. Bet panašu jaučiu, kad čia Lenkai tiek lempų per naktį nežibins. Būtų labai keista, kad čia visa aikštelė prekybos centro šviestų per naktį. Bus matyt. Tai tiek. Dar geriausiai šiandien bairis buvo, išbandėm kemperio galimybės važiuoti praktiškai ant nulio kuro. Kažkaip Dievas, kaip sakau, yra, nes pamačius tik degaliniai, kurios važiavam, pradėjom trūkčiot. Sakom, viskas, pabaiga. Tai gerai, kad tai nebuvo prieš 3 ar 5 km autostradoj, nes važiavam visą kelią autostradą ir nuo jos nusukus turbūt buvo kokia nedaugiau kaip 500 metrų to tokio paprasto kelio, nes jeigu autostradai būtų buvę, tai būtumėm prisijuokavę, kaip sakom, turim dviračius dabar elektrinius, tai būtumėm galėję varyti su dviračiu iki degalinės ir 5 litrinių. Gerai, papokštavom žodžiu, daugiau taip nebedarysim. Labanaktis. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Atvykome prie garsiosios pilies, Kšež, kažkas tai tokio. Einam apžiūrėti. Pirmą kartą pasimatau. Einam apžiūrėti. Kaip merginos jums vakar Vroclavas? Žiauriai gerai, nes nereikėjo vaikščioti, o galėjom važiuoti. Bet daug pamatėm pravažiuodami su dviračiu. Labai patogu, labai miestas išvystytas dviračiam, pritaikytas dviračiais važiavimui. Labai fainai buvo. Patiko, ne? Gražus miestas. Aišku, būtų dar šilčiau, būtų smagiau, bet yra taip, kaip yra. Buvo taip, kaip buvo.
dviračiai šitoj kelionėje, manau, tikrai pasiteisins. Be nuotykių neišeina. Kėlėm droną. Grožį padaryti. Ir dronas neparskrido. Buvo išprievartautas pabūti ilgiau. Ir jisai pasiliko. Nu ką, įveikinėjam šlaitą. Mums reikia prie upelio. Mes tikimės, kad pasieksim tikslą, mes tikimės, kad rasim jį. Jeigu nerasim, tai čia savo. Vaidėm stirniukus. Greitai, matai, Barbara, jie čia kalnu, čia nes stirnos. 3. Čia labai su įstatais. Ką įveikiam. Taip neatrodo statu. Kaip čia. O! Atrodo, kad dronas krito šitoj upelio pusėj. Visiškai nenorim atgal ten lipti į tą aukštą kalną. Tai vat bandom pereiti, nes ten yra takelis. Balti batai yra pats tas čia eiti. Nu, vienas pliusas, kad mes jį radom kažkokioj tai būsenoj. Ne tokioj, kurioj tikėjomės, bet dabar sekantis žingsnis bus draudimas. Bandysim atsinaujinti. Eik tu savo. Iš tikrųjų, labai stačiai čia mes nusiboginom į apačią. Dabar visai net nesinorėtų lipti viršų. Mes dabar atradom takelį kitoj pusėje perėjo upę. Visai norėčiau
kad bent jau tuos vaizdus, kuriuos nufilmavau, atgaivintumėm. Tai jeigu jūs prieš tai matėt iš paukščio skrydžio vaizdą, vadinasi viskas okei, mes atgaivinom. O jei ne, yra kaip yra. Einam į kemperį, važiuosim link kito tikslo, bet dar panas kartą kalbinsiu grįžti prie pilies, nes galvoj nebuvo vaizdas pilies. Kas prieš lenkus turi. Jie tokie patys geri kaip ir lietuviai meistrai. Opa! Opa! Šiandien jau geriau net paliko, savotišką Lenkai už drono sudaužymą davė kompensaciją. Atvažiavus į degalinę vietoje 8,99 zloto pamatėm 7,60. Miela malonu, sako, keliaukim toliau. Ženklus 6 kartus realiai kaina sumažėjo. Ne 6 kartus, šeštadaliu. Pasipildom vandenuko. Ops. Pasipildom vandenuko. Užsukam dar į vieną lankytiną vietą. Tarp Lenkijos ir Vokietijos. Ir maunam link Dresdeno. Tai labas iš ryto. Šmiegojom pakankamai ilgai. O tokioje aikšteliai, prie tokios bažnyčios. Čia liuteronų bažnyčia, Lukaskirche. Vakare čia buvo labai ramu. Dieną ir matėm Park Fonaito programėlėj, kad čia bus pilna automobilių. Tai va dabar mums laisva vietelė išsiimti dviračius ir važiuosime į miestą pasižiūrėti.
milžiniška porcelianinė freska ant Dresdeno pilies komplekso sienos. Ji sudaryta iš maždaug 23 000 Maiseno porceliano plytelių ir vaizduoja Saksonijos valdovų eiseną. Freskos ilgis siekia apie 102 metrus, todėl ji laikoma didžiausiu porceliano meno kūriniu pasaulyje. Atsišaukė vienas kitam bokštai. Nu, kad dviračių takai išvystyti puikiai, tai čia sveikintina. Šaunuoliai vokiečiai. Čiut ne atskira juosta. Bandysim pervažiuoti priešais esantį tiltą ir grįžti per šitą tiltą. Man už nugaros. Būsim tokį ratą padarę ir bus galima ieškoti pietų arba minti kemperį valgyti ir važiuoti link Leipcigo. Kokį grožį matom. Nu, bet kokiu atveju pavasarį atradom mes. Gal to šilumos ir nėra labai daug? Ar ne, merginos? Bet vaizdai gražus. Vaizdai gražus. Koks kino teatras. Iš vienos pusės betono luitas, o iš kitos pusės toks visas stiklas. Aišku, dar jeigu jie būtų švarūs, tai stiklai dar geriau atrodytų, bet kaip yra. Judam link kemperio, nusipirkam šiek tiek lauktuvių. Barborytė pergyvena, sako, tai ar mes spėsim į akvaparką dar šią savaitę. Nori, nenori reikės spėt. Vieną pasižiūrėjom prie Gdansko, link Gdansko važiuojant, tai bandysim suspėt. Sekmadienį jisai per Velykas nedirba, o šeštadienį dirba. Na, jeigu ne, tada Suntago dirbs sekmadienį. Keisim kelionės maršrutą. Sugrįžome. Netikėtai mes jau ir prie kemperio. Judam link Leipcigo. Tik dabar dar vieną reikia išspręsti dalyką. Reikia Umweltzone lipduko. Tai ekologijos lipdukas, kuris klijuojasi ant stiklo. Be jo gali būti 100 euriukų bauda. O pats lipdukas, tai jeigu ten techninės apžiūros stotį nusipirkt gali už 5 eurus. Aišku, gali atsisiųsti ir į namus už 15 eurų, bet mes vis kažkaip neprisiruošdavom to padaryti. Tai, žodžiu, dabar užsuksim pakeliu į vieną apžiūrų centrą ir bandysim tą lipduką įsigyti. Atvykau. Šypsos moteriškė, viskas liuks, gausis lipdukas ant automobilio ir problemų nebebus. Gehen wir mal hier runter zum EC-Keller. Lipdukas gautas. Euriukai. Okay. Okay. Dankeschön. Bitte. Wiedersehen. Bitte. Lekiam toliau.